Sveiki. Šiandien noriu Jums pristatyti paskutinį jau šių metų gruodžio mėnesio šventinį A1 katalogą ir jame esančias naujienas. Negaliu patikėti, kad metai taip greitai praėjo ir jau turime paskutinį mėnesį. Pradėkime nuo pirmosios naujienos. Tai yra šventinis kvapas Today, Tomorrow, Always linijos naujas aromatas Celebrate. Tai yra gelinis aromatas, štai čia aš jį turiu už savęs. Gelinis aromatas, kurio pagrindinės natos yra karčiavaisis citrinmedis, taičio gardenijų žiedai ir daugiau nematau, turbūt tiek, tų pagrindinių, ta prasme. Štai taip atrodo buteliukas, kaip ir klasikinio Today, Tomorrow, Always aromato Today, tiesiog toksai yra raudonas kaip lipdukas turbūt kitoj pusėje ir suteikia jam tokią rausvą spalvą, na, o pats aromatas yra labai gėlinis aromatas, bet toks sunku man paaiškinti, toks dieninis gėlinis aromatas, tai nėra vakarinis sunkus aromatas, o toksai labiau dienos metui tinkamas. Man kažkodėl primena pakalnutę, nežinau kodėl, gėlę tokią, bet nes kvapas gal ir netoks, gal ir neprimena pakalnučių, neatsimenu kaip jos kvepia, bet kažkodėl man primena tą tokį tyrumą, tokią tą formą tos gėlės, tokie pavasariniai lašeliai, nežinau, man kažkodėl primena tokį kvapą, nors jis nėra labai gaivus, jame nėra tokios žalumos, gaivumos aromato, bet jis toksai man yra ne tai kad saldus, o toks su rūgštele truputėlį gėlių aromatas. Man asmeniškai visai jisai patinka, negaliu galbūt sakyti, kad būtų mano mėgstamiausias, kad būtų tikrai mano kvapas, bet visai neblogas ir dabar aš juo kaip tik ir kvepinuosi šiuo metu. Net nežinau, ką daugiau apie jį papasakoti. Na, jis man toksai yra romantiškas, toks elegantiškas, moteriškas aromatas, per daug neapsunkinantis. Na ir jo kaina šitam kataloge yra 19 eurų už tokį 50 ml buteliuką, arba kitame puslapyje, tai yra 6, galima įsigyti 2 gaminių rinkinį, dovanų rinkinį dėžutėje, kurį sudaro būtent šis aromatas 50 ml ir 30 ml rankų kremas, kurį to jau aš jums parodysiu. Štai ir toks nedidelis rankų kremukas, puikiai tinkantis į rankinį įsimesti šventinėje pakuotėje, labai tokiai subtilioj. Ir rankų kremas yra pakankamai lengvas, lengvai susigeriantis ir atkartojantis šį kvapiojo vandens aromatą. Žinoma, jis truputėlį kitoks, netoks intensyvus, truputėlį daugiau yra tos kremo bazės tokios kvapo negu. Bet užuomina ta pati. Tai toks rinkinys galimas savo arba dovanojimui, nes supakuotas į tokią gražią dovanų dėžutę rožinę, kaina 22,90. Toliau sekančiam puslapį, tai būtų 48,9, prasideda žiemiška tokia Celebrate You kolekcija, ne tai kad žiemiška, o šventinė gal reiktų sakyti, ir ją sudaro ne vienas, o keletas gaminių. Dabar juos visus greitai apžvelgsiu. Pirmiausia, tai turime 4 naujus akių pieštukų atspalvius, Glimmer Stick akių pieštukų, štai jie čia. 2 iš jų yra blizgus ir 2 iš jų yra matiniai. Tai matiniai būtų taip, Purple Gaze, štai šis pieštukas, juo aš esu dabar pasiryškinusi akis. Ir jisai bus toksai, matot, kreminis, taip lengvai tepasi, matinis violetinės spalvos. Beje, pastebėjau, kad su juo, būtent su šitu ir šita linija prie pat akies, kuri yra šiek tiek drėgna gleivinė, irgi gerai nusidažo.
Kita spalva yra Hot Brown, irgi iš matinių. Nu, matot, kaip lengvai piešiasi, nu tiesiog tokio kremiškumo. Tokia ne visai kaip ir ruda, bet turinti truputėlį savy ir rausvumo. Jums gal ne taip gerai matosi kaip man. Na ir dvi blizgios spalvos, tai yra Cool Bronze atspalvis. Matot, ši jau turi tokio blizgesio, truputėlį tokios turi man į žalumą, truputėlį į alyvinę kažkokią tai spalvą šiek tiek. Ir paskutinis paprasčiausias gold, klasikinis auksinės spalvos pieštukas. Štai. Tokie žiemiški, šiai žiemai skirti truputėlį tamsesni šventinės kolekcijos pieštukai. Vieno pieštuko kaina yra 2,99, įsigijus bet kurį kitą gaminį iš katalogo. Ir čia matot, jų atspalvių yra galybė, galite rinktis ne tik žinoma iš tų naujų, bet ir iš tų, kurie jau anksčiau buvo kataloge. Toliau verčiam kitą puslapį ir turime kitą naujieną, kurią aš esu tiesiog sužavėta. Tai yra dvi naujos vokų šešėlių paletės Aurora ir Night Sky. Štai, jos yra čia, atrodo šitaip. Pradėkime galbūt nuo Auroros, tai yra ta, kurią aš dabar esu pasidažiusi. Na, šios šešėlių paletės yra ypatingai pigmentuotos, labai geros kokybės, nebyra dažantis po akimis, blizgučiai, nuostabus, ryškus, tepant su pirštu, na tiesiog tokie kaip satininiai. Tuoj aš jums visas tas spalvas parodysiu, bet tai yra, na tiesiog nuostabu. Jeigu girdit verkiančius mano vaikus, tai ten jam viskas gerai, jie ten taip su tėčiu užsijama. Na tai pradėkim gal nuo tos Auroros ir aš parodysiu visas spalvas. Štai. Pradėkim, taip paraitosiu čia. Taip, pirmoji ta tokia labai labai šviesi, bet matosi, kad pigmentuotos spalvos, ar ne? Wow. Matot, ar ne? Koks tai yra pigmentas ryškus. Toliau. Taip, o dabar kuri... Štai. Wow. Tiesiog wow. Na ir paskutinė eilė, nežinau kiek, aš čia truputėlį bandau nusivalyti, bet kiek man pavyks švarėjas. Ši labai šviesi, tokia tinkama išsklaidimui. Wow, auksas ir žalia. Na, spalvos tokios labai ryškios, labai tikrai šventiškos, tokia paletė, na, mėgstančiams merginoms išsiskirti ir tikrai, kurios mėgsta šešėliais dažytis ir, na, siekia ne tiek to natūralaus įvaizdžio, nors galima ir iš čia sukurti iš kai kurių spalvų pakankamai natūralų ir neryškų įvaizdį, bet tai yra labiau paletė tokia, nematot, tikrai ryški ir išskirtinė. Na ir antroji paletė, tai yra Night Sky. Su ja aš irgi jau vieną įvaizdį esu dariusi, man labai patiko šitokia, kaip matote, subtilesnė truputėlį, nors irgi yra daug blizgių, ryškių, ne tai kad ryškių, bet tokių, na, šventiškų atspalvių. Tai dabar pasižiūrėkime šitas spalvas. Pradedu nuo viršutinės eilės ir sidabrinė. Taip, dvi tokios matinės žemiškos tokios spalvos, žemiški tonai. Na ir toliau, truputėlį pasivalau ranką. Man labai įdomu va šita spalva, kokios, na, pigmentacijos jinai bus, nes atrodo beprotiškai graži, dar neišbandžiau aš jos. Na ir žiūrim. Wow.
kokia graži alyvinė, auksinė ir tokia, primena tą pieštuką, kurį jums rodžiau, tą Cool Bronze atspalvę, tai vat toks labai panašus atspalvis. Ir paskutinė eilė. Taip. Tokie įdomus toksai miksas, nes vat štai čia turime tokią, sakyčiau, pakankamai vasarišką geltoną spalvą, pigmentaciją. Wow. Ir paskutinė juoda. Matot, juoda irgi, kas dažnai būna paletėse prastesnėse, kad juodas atspalvis dažnai būna nelabai pigmentuotas, tai čia matot, nu super. Šita paletė man asmeniškai labiau patinka. Šiaip aš mėgstu ryškias spalvas, aš esu ta moteris, kuri mėgsta ryškiai pasidažyti, ryškesnių, aš tikrai nebijau ryškių spalvų ir va štai tokio makiažo, bet man būtent šios paletės Night Sky spalvos yra taip gražiai suderintos tarpusavėje, na tiesiog wow, super. Tai tokios dvi paletės ir taip, jų kaina yra 12,99 už 9 atspalvius tokios kokybės, tai manau, kad tikrai labai labai geras pasiūlymas. Taip pat galima įsigyti jas rinkinyje su blakstienų tušu Lash Genius už 17,99, tai reiškia tušas išeina 5 eurai. Tai irgi labai labai geras pasiūlymas. Na ir verčiam toliau ir turime 4 naujus nagų lakų atspalvius iš Sparkling Crystals berods kolekcijos. Tuoj susirasiu juos čia. Vieno trūksta. Taip, tai yra 4 nauji atspalviai. Dabar ką aš galiu pasakyti apie šituos nagų lakus? Jie yra tokie, štai pavyzdžiui šis, stambių blizgučių savyje turintis lakai, labai stambių. Ir jie, man atrodo, labiau tinka kaip viršutinis sluoksnis, kaip toperis ant kažkokios spalvos lako, todėl kad pats lakas jo spalvinė bazė nėra labai ryški, jis yra toks truputėlį peršviečiamas ir norint išgauti pilną padengimą, kad nesimatytų nago, reikia kokių 3 sluoksnių. Tai, na ir laiko prasme ilgiau užtrunka tokį manikiūrą pasidaryti, bet iš kitos pusės ir labai sunkiai paskui nusivalo. Vis tik tai nagų lakai, kurie turi savyje tokius blizgučius, tie blizgučiai labai prilimpa prie nago ir paskui būna tikrai didelis vargas nuvalyti. Tai aš juos tokį laką naudočiau arba akcentui, kaip esu nusilakavusi štai čia dabar vienam pirštui, arba tada tiesiog dėti vieną ploną sluoksniuką ant kito lako, jam papuošti ir pablizginti. Tai tos 4 naujos spalvos yra žalia, tokia ryški krentanti į akis, Emerald Shine, štai taip atrodo buteliuke, o štai taip atrodo ant pavyzdėlio. Ir matot, ta spalvinė bazė yra tokia tamsiai žalsva, bet iš esmės tai nėra, nesuteikia jisai ryškios spalvos ir padengimo, o matosi tie tokie žali stambus blizgučiai pagrinde. Toliau sekanti spalva yra auksinė, kuri vadinasi Festive Gold, ta, kurią ir parodžiau. Šiaip šventėms tokie laikai tikrai labai tinka šventiniam manikiūrui pagyvinti. Sekanti spalva Like a Star. Tai yra toks tiesiog baltas perlinis blizgutis, na tikrai labai gražiai atrodytų ant kažkokio tai lako, kad ir ant šito, ant kurio aš dabar esu nusilakavusi, bet aš esu nusilakavusi spalva Rose Galaxy berods, jeigu gerai skaitau, ir jinai atrodo štai šitaip. Štai. Ir va taip atrodo ant rožinio pagrindo, matot, rožinės spalvos, ant viršaus užlakavau tą blizgutį ir atrodo štai šitaip. Tai tokio lako kaina yra 3,99 ir manau, kad šventėms tai yra labai labai tinkamas
tinkamas variantas. Na ir dar vienas naujas gaminys esantis šiame puslapyje, tai yra nagų lipdukai manikiūrui. Plaukit, va čia taip turbūt. Taip, tai vieni yra tokios žvaigždelės, žvaigždelės įvairios, o kitas tai yra geometrinis toksai, tai yra juostelės, įvairios juostelės. Kaip matot, jų vienoj pakuotėj yra daug, nežinau, neparašyta, man atrodo, kiek, bet daug. Ir bandžiau aš užsiklijuoti, buvau prisiklijavusi tokias juosteles ant nagų praeitą savaitę ir jie visai neblogai laikosi. Truputėlį nuskilinėjo tų juostelių galiukas, man, jie taip, ne tai, kad atsilpo, bet tiesiog kaip nulūžta, atrodo, jis toks kaip pusiau metalinis tas lipdukas. Bet šiaip prilipo labai labai gerai ir laikėsi gerai, net ir šlapinant rankas, plaunant kažką, žinoma, tad neskalbsi jau rankomis, bet visai tikrai, neblogai. Tai tiek apie šituos, jų kaina lipdukų yra kiekvieno po 3,99. Na ir sekančiam puslapį dar toliau yra kita man labai labai patinkanti naujiena, tai yra kūno ir veido, čia rašo skaistalai arba kitaip tariant highlighteris, 2 atspalvių, matot, yra didelė pakuotė, čia yra 30 ml ir turime 2 spalvas, labai atsiprašau. Nosis bėga. Taip, tai turime Rose Quartz ir Platinum Bronze. Viena yra šviesesnė truputėlį, kita tamsesnė. Šitie skaistalai arba, tas kaip highlighteris, tinka tepti dekolte zonai, dabar labai madinga paryškinti šventiniu laikotarpiu, jeigu turime atvirą. Taip, čia yra ta rožinė Rose Quartz spalva. Taip, matot, jis toksai neturi savyje ryškaus blizgučio, bet turi tiesiog tokį kaip, ne tai kad metalinį, bet tokį spindesį, smulkų spindėjimą gražų. Ir kita spalva tai yra Platinum Bronze, tokia jau tamsesnė. Čia aš žinoma didelį kiekį kaip ant tokios mažos zonos užtepiau, bet jeigu mes mažesnį kiekį teptume, štai taip lengvai patapšnotume, ir dabar, ir jisai suteikia tokio gražaus, visai, sakyčiau, natūralaus spindesio ir jisai sustingsta, išdžiūna ant žodžiu kūno ar veido ir nenusivalo, nenusitrina, jis nėra vandeniui atsparus, bet tikrai gerai, taip kaip sustingsta, aš taip sakyčiau, išdžiūna pilnai ir lieka ta spalva labai gražiai. Tai jo kaina yra 11,49, šiaip kaina nėra, kaip ir maža, bet jo yra tikrai didelis kiekis, priklausomai nuo to, kaip jūs naudosite. Jeigu naudosite tik veidui, tai labai ilgam užteks, tikrai. Jeigu naudosite ir kūnui, tai žinoma trumpiau šiek tiek, bet vis tiek pakankamai užteks. Dabar aš nusivalau su jumis kalbėdama ranką, nes norėsiu pademonstruoti dar keletą atspalvių, šį kartą lūpų dažų naujų atspalvių. Tai reikia nusivalyti visus tuos šešėlius. Na štai, gal bus gerai. Ir kitas šios kolekcijos atributas dar vienas, tai yra 4 nauji lūpų dažų atspalviai iš matinių ultra lūpų dažų. Taigi štai čia turiu 4 naujus lūpų dažų atspalvius. Viena iš jų yra šviesesnė, kitos tokios ganėtinai, sakyčiau, ryškios, ta šviesi labiausiai ir tinka mums prie ryškaus akių makiažo. Ir gal rodysiu šitoje pusėje. Štai, čia yra spalva Nude Luxe. Matote, padengimas yra visiškai matinis. Va, dabar gerai matosi. Visiškai matinis lūpų dažas. Pakankamai gerai išliekantis ant lūpų. Nepasakyčiau, kad labai džiovinantis jas. Successful Mauve, antras atspalvis. Pakankamai šie dažai tokie, aš nepavadinčiau jų ir drėkinančiais, bet jie tikrai lūpų per daug neišsausina. Successful Mauve. Toliau sekantis atspalvis Rich Red.
ši spalva tokia raudona, bet tokia, matot, kokia pigmentacija yra, tokia raudona truputėlį tamsesnė, tokia, netokia kaip čia, netokia gyva, o tokia kaip deginta, tokia prislopinta, tokia patamsinta truputėlį. Ir Royal Plum, kuris atrodo labai taip jau įspūdingai pačiam lūpdažį, bet matot, spalva visai kitokia. Tai yra tokia, plum slyvų, bet labiau rožinė dar, sakyčiau. Turi violetinę savyje, bet labiau rožinio atspalvio dar turinti spalva Royal Plum. Tai tokie yra 4 nauji atspalviai, matote, matiniai tikrai. Na ir jų yra žinoma ir daugiau tų matinių lūpų dažų, tiesiog juos rasite kitame puslapyje. Tai lūpų dažų kaina yra 7,99. Dar kad parodau šie highlighteris ir štai čia matom lūpų dažai. Turbūt tai būtų tiek iš šitos dekoratyvinės kosmetikos kolekcijos ir toliau keliaujam štai čia. Ir turime naujovę, tai yra rinkinį namų kvapų, kurį sudaro bestselleriai iš kvapų linijos, tai yra Today, Tomorrow, Always moteriškų kvepalų. Today aromatas, toliau Eve Become aromatas ir Attraction aromatas. Nežinau, ar man pavyks dabar nuplėšti, nes prieš tai aš neišpakavau. Taip, pabandysiu, kad galėčiau jums, žinoma, parodyti, kaip atrodo jie. Taip. Oi. Taip, turime, rodau, 3 komplektus lazdelių, nes jie viduje yra 3 kvapukai. Na ir turim štai tokį buteliuką, čia žinoma užklijuota yra dabar, ne tai kad instrukcija, bet toks informacinis lapelis, štai nulupsiu, kad matytumėt, kaip atrodo. Today, Tomorrow, Always kvapukas ir apvalus Eve Become būtų. Čia taip gal nusijams gražiai. Eve Become. Tos etiketės taip iškai kryvokai užklijuotas, bet šiaip kvapukai tai visai atrodo taip elegantiškai su auksiniu tuo dangteliu ir Attraction. Tai 3 tokie kvapai. Pasižiūrėsiu tuoj, kiek yra mililitrų. 50 mililitrų, kiekvienas iš jų skleidžia kvapą iki 8 savaičių. Tai toks rinkinys tikrai puikiai tinka dovanoms. Tie kvapai, jie nebus labai intensyvūs. Nepagalvokit, kad visi namai kvepės kaip tais kvepalais, tai labai kad nosį intensyviai ries. Ne, jie suteikia tokį lengvą šleifą ir jaučiasi daugiau, prie pat to kvapuko, toj zonai, bet jie nesijaus per visus namus tas kvapas, jeigu kas bijo per didelio intensyvumą. Tai toks dovanų rinkinys kainuoja 24,99. Toliau keliaujam į kitą puslapį ir čia turime iš naujienų turime tokį besisukančią žvakės karuselę. Turbūt žinote, kaip jinai atrodo. Jinai užsideda ant žvakės ir nuo šilumos skleidžiamos žvakiai degant sukasi taip labai gražiai. Aš ją palikau apačioj, pamiršau atsinešti, parodyti, tai, galbūt nufilmuosiu Instagram'e ar pamatysit kažkur kitur, jeigu mane sekat, kaip atrodo, kaip gražiai atrodo, kai sukasi. Jos kaina yra 12,99. Toliau žvakių dar gerbėjams yra toksai rinkinys šitas, kurio aš irgi neturiu parodyti. Tai yra žvakių priežiūros rinkinys, kurį sudaro žirklės skirtos nukirpti dagčiai ir žvakės užgesiklis. Tai tiesiog kur užsidengia, nereikia pūsti tada.
Ir toks rinkinys kainuoja 19,99, toks įdomi būtų dovana kažkam, kas mėgsta tas žvakes namuose. Automobilio kvepiklį, man rodos, aš jums rodžiau praeitą kartą, jeigu neklystu, lapkričio mėnesio naujienose, 8,99. Toliau verčiu kitą puslapį ir čia turime tokį papuošimą namams, kurio aš dar jums nerodžiau, tai yra va štai čia, šitas su žvaigždelėmis. Girlianda vadinasi Starry Night, žvaigždėta naktis, 15,99 ir tuo jau aš jums ją parodysiu. Štai, jinai dabar yra apsukta, visa susukta ant kartono, bet galim šiek tiek išsukti ir pasižiūrėti. Tai atrodys jinai va šitaip, kad tokia, ne už to paėmiau, tokia va girlianda, kurią galim pasikabinti, bet kur, ar tai būtų ant sienos kažkur kambaryje, o galbūt ir ant eglutės irgi gražiai atrodytų. Jos ilgis yra 1,5 metro. Ir tiesiog tokia va kaip grandinė, visa pilna tų žvaigždelių. Įdomus toksai namų puošybos elementas, sakyčiau, netradicinis, kurio prekybos centruose dar nemačiau. Taip pat rodžiau jums praeitą kartą girliandą su kristalais 1,5 metro, irgi už 16,99, va štai čia, kuri yra su mėnulio akmenio, metistų, mėlynuoju kianitu ir avantiurinu. Ir dar viena tokia girlianda yra štai čia su rožiniu kvarcu, su rožiniu kvarcu, 2 metrų ilgio kalėdinė girlianda. Ką aš galiu apie ją pasakyti, jinai dega tokia truputėlį melsva šalta spalva ir štai ten jinai už manęs yra, tiesą pasakius, bet nežinau, ar jūs matysit bent vieną tą burbuliuką, kaip jisai atrodo. Va, matot, ar ne? Mėlynas toksai užsidegė akmenėlis. Tai jinai dega tokia šaltokų atspalvių tokiu ir jinai yra labai sunki. Ant eglutės aš nežinau, ar jinai tinkama būtų kabinti, nes tiek rožinio kvarco akmenys, jie vis tik tai yra sunkus ir jie taip stipriai sveria pakankamai. Tai toks pastebėjimas. Toliau verčiu puslapį ir turime keletą mados naujovių. Tai puslapyje 156 yra laisvalaikio švarkas, pagamintas iš poliesterio, tačiau labai minkštutis ir šiltas. Štai dabar rodau. Taip. Atrodo jis šitaip. Šitaip. Yra raišteliai, su kuriais galima susirišti, taip kaip kimono jisai susiriša, viens ant kito užsideda tie skvernai. Ir taip, kišenių berods nėra, jeigu gerai atsimenu, taip, kišenių nėra, bet jis yra toks, minkštutėlis, minkštas, toksai kaip pliušinis, ar ne, pliušinis toks megztinis, užsimesti namuose. Galiu užsimesti ir parodyti, kaip atrodytų vat ant manęs. Truputėlį, va, taip, jisai susiveržia, palipėsiu aukščiau, susiriša štai čia, va taip vat šone ir toksai va šiltas iš karto ir šilta darosi. Šiltas megztinis namams. Truputėlį man jis primena, kaip chalatą užsimesti, žinote, bet jis yra pakankamai neilgas, aš esu nedidelio ūgio, tai man jisai dengia klubus šiek tiek, bet šiaip tai, nebus kaip chalatas tokio ilgio. Ir jo kaina yra, taip, 39,99 yra dydžiai S, M, L ir XL, aš jums rodžiau dabar S dydį. 157, tai yra šalia esančiam puslapyje yra pižama Bright Rose, rinkinys pižamos. Tuoj parodysiu jums. Taip, pižama yra štai tokiame maišelyje. Labai gražus raštas, ir pati pižama yra būtent tokio rašto ir tą rinkinį sudaro palaidinukė ant petnešėlių, pižaminė, petnešėlės yra reguliuojamo ilgio,
Labai gražios, ryškios rožinės spalvos su rožėm ir šalia prikabinta yra gumytė. Plaukų gumytės to paties rašto. Ir tada dar turime kelnes pižaminės. Kelnes su guma, kuri yra labai pakankamai tampri tikrai. Tas pats raštas ryškus rožinis ir apačioj nesutrauktos tokios tiesios tos kelnes. Pagaminta iš, taip, tuoj parodysiu, viskozės. Iš viskozės ir kaip ir švarko yra 4 dydžiai SML/XL ir jos šito rinkinio kaina yra 39,99. Verčiu puslapį sekantį ir 159 puslapyje turime dar vieną pižamą. Pižama Frill Hem juodos spalvos iš poliesterio ir elastano atrodo labai jinai prabangiai, taip išskirtinai. Tuoj aš susidėliosiu. Štai. Viršutinė pižamos dalis tai yra marškiniai, kaip matot, su tokiais atvartais ir vietoj sagučių sagutės tai yra tokie kaip blizgantis kristalai, ar ne, gražus apvadas baltas. Apačia paprasta tiesi, bet pažiūrėkit, kokios fainos rankovės. Štai, atrodo, štai šitaip. Jos tas medžiagos pojūtis lyg tai būtų kaip atlasas, kažkas tokio, tokia lengvutė. Štai tokia. Na ir kelnes. Kelnes irgi su guma, pakankamai laisva. Ilgos, plačios ir apačioj lygiai taip pat su tokiais kaip kutais, kaip nežinau, ne kutai, bet toksai surauktas kaip raštas. Ne raštas, o kraštas. Tai tokia pižama atrodanti, primenanti tokius karalienės Viktorijos tuos raukinius ir atrodanti elegantiškai dėl savo ir tų sagučių, tos detalės suteikia jai tikrai išskirtinumo, elegancijos ir tokio prabangos jausmo. Ir jos kaina yra 44,99. Toliau verčiu ir puslapyje 161 turim laisvalaikio kostiumą, žiauriai fainą laisvalaikio kostiumą, šiaip man jie patinka šitie kostiumai, bet šitas, kokios gražios spalvos, to jau pat aš jums rodau, pagamintas iš poliesterio ir elastano, o atrodo jisai taip. Tokios ryškios raudonos uogų raudonumo spalvos. Štai. Jis yra su kapišonu. Rankovės ir apačia yra su gumele. Toks sportinio tipo laisvalaikio kostiumas. Kaip, sakykime, treningas, bet biški gražiau atrodantis. Minkštutis toksai labai, lengvas labai. Kelnes štai taip, irgi su guma ir raištelis yra užsirišimai, guma tampri. Matot, kaip blizga ta medžiaga, labai gražiai blizga. Ir kelnių apačia yra nesuraukta tiesi. Ir man tai šitas kostiumas yra tobulas kalėdų atributas, jeigu leidžiate šventes namuose ir niekur nekeliaujate, niekur nesipuošite, tai bent jau tokiu galima pasipuošti ir atrodyti įspūdingai, net ir švenčiant namuose. Kodėl nepasidarius savo šventės ir nepasipuošus dėl savęs, o patogumas irgi yra labai svarbus dalykas, tai su tokiu laisvalaikio kostiumu tikrai būsit ir gražiai atrodysit ir patogiai jausitės. Ir jo kaina yra 46,99. Taip, keliaujam toliau. 165 puslapyje yra toksai kosmetikos dėklas. Labai netradicinis, labai prabangus kosmetikos dėklas. Štai čia aš jį turiu, tai yra toksai lagaminas, pakankamai sunkus ir pakankamai kietas, matot. Apatinė dalis tokia visai kieta, viršus yra minkštesnis truputėlį, bet šiaip jisai savo formos visiškai neprarandantis, toksai kietas. Atsisegame skyrelį ir turime
veidrodį. Veidrodį, kuris šviečia ir veikia, ar ne? Iš karto. Dabar veidrodis turi, tuoj parodysiu, kojelę, su kuria mes jį galime kažkur atskirai pasistatyti, ar ne? Ir ta kojelė, matot, įsidedava į tokią kišenėlę, šitą galima irgi atremti, tada tą veidrodėlį čia įsikišti ir vat taip vat bus tada veidrodis, na, nežinau kaip rodyti, kad jums neužspigint, va šitaip stovėtų ir galima dažytis pasistačius, nereikia niekur ieškoti ir galvoti. Toliau, čia nusijama, atsidaro ir turime vietą šepetėliams, turime veidrodėlio krovimo laidą ir turime tokį įdėklą, kuris yra kietas, pagamintas iš plasmasės, tokia kaip dėžutė, mato. Jį galima naudoti įvairiai, galima laikyti šitoj dėžutėje arba galima tiesiog palikti ją taip be nieko tuščio, šitą panaudoti kažkur, na, kitur namuose, jeigu jums atrodo reikalinga, arba vat, šitaip įsideda, užsidaro, veidrodėlis susideda, žodžiu, na, labai labai apgalvotas, labai superinis dėklas, mano nuomonė, ir tinkamas taip pat dovanoms, bet, na, pakankamai jau toksai prabangus daiktas. Štai, kietas tikrai, nu, kaip lagaminas, toksai nedūžtantis, nieks jums tenai, nei tas veidrodėlis nesuduš, nei kažkas susimakaluos, nu, labai labai toksai tvirtas daiktas. Ir jo kaina yra, pasidėsiu, taip, 47,99. Taip, atrodo viską pasakiau aš apie jį, na, dydį matėte, kokio dydžio jis yra realiai. Ir verčiam toliau kitą puslapį, kuriame yra rinkinys, dovanų rinkinys Yves Bicam, štai šis. Labai gaila, nes aš pamiršau išsaugoti dovanų dėžutę, kurioje atėjo tas rinkinys. Ir turiu parodyti gaminius, bet nebeturiu dėžutės, kuri tikrai labai labai graži. Esmė yra tame, kad viršuje yra toksai kaip įmautė, va štai tokio rašto, o viduje yra nusijėmus tai įmautė, yra tiesiog paprasta dėžutė, kuri atsiverčia ir viduje yra tokių šiaudų ten gražiai padėliota ir jau tada pats kvapas ir tai, kas yra dar šalia jo. Tai kvapas Yves Bicam atrodo štai šitaip, jūs matot, pats buteliukas jau vien kaip atrodo, jis yra įkvėptas drugelio formos, kvapas elegantiškas, kvapas toksai vaisių ir gėlių, raudonasis obuolys, gardenija ir kedro mediena. Tai taip jis jaučiasi toksai, vat, grinai, kaip ir jaučiasi truputėlį gėlių bet palyginus su Celebrate aromatu, tai labiau jis yra vaisinis, saldus, toksai jaunatviškas, mano nuomonė, aromatas, labai malonus. 50 ml ir tada dar dėžutėje ateina dar 2 gaminiai, tai yra toksai kaip rinkinys, tai yra apyrankė, štai tokia kieta apyrankė, kuri užsideda štai šitaip, va, atrodo taip, matot, yra tokie akmenukai blizgantis viduje, nėra jinai labai plati, mano riešas ganėtinai siauras, tai sakyčiau, kad pakankamai patogi, nes jeigu būtų siauresnė, tai aš jau sunkiai galėčiau prakišti, bet matot, nes nėra labai lanksti. Galima lankstyti, bet galima pasireguliuoti, ta prasme, tą dydį, bet man tinka visai ir toks, koks yra. Tuo tarpu laikrodis jau kita kalba. Dar turime čia laikrodį. Laikrodis atrodo labai elegantiškai su metalinė klasikinė apyrankė. Ciferblatas štai toks, visas aplinkui inkrustuotas tokiais akmenėliais spindinčiais. Yra visi skaitmenys, rodyklės, matot, kokios kaip atrodo. Bet jo apyrankė yra labai plati. Užsekimas yra, matot, klasikinis toksai kaip vyriško laikrodžio. Ir jeigu aš dabar užsegu tai tokį, kaip jisai yra, tuoj, negaliu, neįpratus aš taip užsiseginėti tokių apyrankių kaip vyriškų, ar ne?
Va. Nu, aš galiu jį užsidėti net neatsegus. Jis yra labai platus. Matot, ant mano plono riešo, nu, tiesiog kabo. Tai problemos tame didelės nėra, kaip ir geriau plačiau negu per siauras, nes galima pas laikrodininką nunešus išsiimti keletą tų dalių ir priderinti prie savo rankos žinoma dydžio. Ir laikrodžio vidinis perimetras apie 20 cm. Laikrodis dengtas jonizuotų plienų, apyrankė dengta balta bronza. Prabangus toksai, nu, kaip elegantiškai taip atrodo, tikrai jau nepavadinsi nesportinio stilio laikrodis, klasikinis, toks labai, tai toks visas rinkinys kainuoja 48,99 ir man jis atrodo tikrai labai, na, fainas rinkinys, va, apyrankė, laikrodis ir tas kvapas, nu, toks išskirtinis, įdomus rinkinys kažkam, ką norime jau taip ypatingiau nustebinti. Taip, toliau puslapyje, sekančiam 168 turime namų kvapiklių rinkinį, štai tokio ilga tokia dėžutė, joje yra 3 namų kvapai. Tuoj ištrauksiu ir parodysiu. Taip, tai turime, taip pat paprastai neišsipakuos, na, aš jums pabandysiu parodyti. Iš pradžių šitaip. 3 tokie stiklainiukai, kaip aš sakau, jie atrodo va štai šitaip. Ir 3 kvapiųjų aliejų mišiniai poilsiui, džiaugsmui ir miegui. Vis tik tai labai noriu parodyti, kaip atrodo tas, va, pavyko, žiūrėkit, vieną ištrauksiu parodysiu. Matinio stiklo toksai stiklainiukas ir viduj mes turime akmenėlius, jeigu aš neklystu, aha, vieną akmenį, štai, iš ko jis yra pagamintas, pemza, tai yra pemzos akmuo. Ir mes ant jo tuomet paimam ir užlašinam kvapųjį aliejų ant to akmens. Pavyzdžiui, čia aš turiu Uplift, tai yra džiaugsmui skirtas aliejus. Užlašinam ir jisai skleidžia po truputėlį, garuoja iš to akmenuko ir skleidžia kvapą. Tai yra rinkinyje 3 tokie stiklainėliai ir 3 skirtingi kvapai, kuriuos tuoj papasakosiu, kas juose yra. Poilsis, tai būtų kedrų, bazilikų ir citrinų kompozicija, džiaugsmas, eukaliptų, citrinų ir imbiero aliejaus mišinys ir miegui levandų, šalavijų ir ramunėlių aliejai. Tai rinkinio kaina 29,99 ir irgi manau, kad labai tinka jisai dovanoms, todėl kad tokia nepretenzinga dovana, jeigu nežinote, nepažįstate labai gerai žmogaus ir nežinote jo, kaip čia, pomėgių, ten kokius kvapus mėgsta, ten ar kokius papuošalus ar dar kažką, tai va toks vat namams visada tinkamas dalykas. Toliau, puslapyje 172 dar vienas rinkinys, kuris yra už manęs, tai yra makiažo šepetėlių rinkinys, štai tokiam labai gražiam dėkle. Dėžutėje yra 5 šepetėliai, štai taip atsisega, nusijama ir va turime šepetėlius. Dabar kas sudaro tą rinkinį, tai yra šepetėlis mažesnis sausiems produktams, tai pavyzdžiui skaistalams, highlighteriui galėtų būti, didesnis pudro šepetėlis. Toliau įkypas toksai šepetėlis bronzavimo priemoniai dažniausiai naudojamas. Toliau šepetėlis šešėliams akių, vienas yra toksai, na, plokščias, pakankamai standus, kitas išsklaidimui. Ir antakių šepetėlis, matot, tradicinis, su šukytėmis ir vienas, na, produktui užtepti. Tai praktiškai tokio, tai yra bazė šepetėlių, kurią turėtų turėti kiekviena ir praktiškai tiek ir te reikia, jeigu dažotės neypatingai daug, tai tokių 5 šepetėlių užtenka puikiai.
Vėlgi viskas gražiai susideda, užsispaudžia ir tokioj gražioj spindinčiai dėžutėj galima laikyti. Rinkinio kaina 22,99. Šepetėliai yra labai geros kokybės, jie yra žinoma sintetiniai, na, ta prasme, ne natūralaus plauko, veganiški, taip sakant. Ir labai gerai plaunasi, nes aš juos pati turiu ir naudoju, tai juos galima tiesiog su muilu ar kažkokią tai priemonę išplovus, plaukeliai visiškai nebyra, nekrenta, jie išlieka tokie pat švelnus kaip ir pačioj pradžioj. Na, tikrai labai faini geros kokybės šepetėliai, mano nuomonė. Verti savo kainos, taip sakant, o už 22,99 turint omeny, kad dėklas pats yra, na, pakankamai gražus ir toksai kokybiškas ir kainuoja, tai gaunasi, kad vieno šepetėlio kaina išeina ten po kokius 3 eurus, nu, žodžiu, kad labai apsimokantis šitas yra rinkinys, nes šiaip šepetėlio vieno kaina būna apie 8 eurai kataloge. Tai vien 8 kart 5 šepetėliai, tai kiek išeina? 45? 40 eurų. Ir dar plus jeigu dėklas, tai, o čia už 22 ar ne, 23 eurus. Tikrai labai apsimoka. Toliau, kita mados naujiena puslapyje 175 yra papuošalų rinkiniai. Papuošalų rinkiniai vadinasi Lestari. Ir čia turime, taip, kaklo papuošalas Lestari dabar aš ištraukiau su juodos spalvos pakabučiu ir pažiūrėkite, koks jis yra, na, toks netradicinis. Tokia grandinė stambaus pinimo, kuris susijungia į vieną ir apačioj turime tokį lašo formos pakabuką burbulą. Na, atrodo tikrai įspūdingai, ilgis galima reguliuoti. Jau tikrai tokie tinkami pasipuošti šventėms ir truputėlį primenantis tokie irgi, nu, wow, gražiai atrodo, labai šventiškas ir toksai, nežinau, man truputėlį primena irgi tuos senuosius tokius karališkus papuošalus iš kokio Games of Thrones serialo, žinot, toks specifinis, tikrai toksai įdomus papuošalas ir man asmeniškai labai gražus. Tai šitas kaklo papuošalas kainuoja 10,99. Arba šalia, tuoj surasiu, taip, arba šalia dar galima įsigyti rinkinį, kurį sudaro auskarai ir apyrankė. Tai apyrankė tokio pat tipo, stambaus pinimo su tuo pakabučiu ir auskarai, o auskarai atrodo va štai taip. Tokie ilgokie, ar ne, su adatėlė prisikabinantis. Štai taip atrodytų. Nu, gražu. Tikrai šventiškas rinkinys. Toks rinkinys kainuoja irgi 10,99. Toliau dar yra žiedas Lestari, kuris yra 8 dydžio. Ir dydis šiek tiek reguliuojasi. Ir kaina 6,99. Žiedas atrodo štai taip. Štai taip. Ir matot, jį galima suspausti. Aš jau, man atrodo, jį šiek tiek ir suspaudžiau, nes man 8 dydis yra didokas. Suspausti arba išskleisti šiek tiek ir pasireguliuoti pagal save. Tai tokia išskirtinė kolekcija. Taip pat yra dar vienos spalvos, tai yra su baltu pakabuku. Vėlgi aukso spalvos grandinėlė, bet pakabukas tas yra baltas. Štai apyrankė. Auskarai. Taigi pagal skonį galima būtų pasirinkti. Irgi atrodo tikrai kaip prabangiai, taip išskirtinai. Man jie tokie tikrai išskirtiniai papuošalai. Ne visur nesutiksi tokių, gražiai atrodo. Wow, tas toks didelis lašas. Nu, man jie patinka asmeniškai. Tai tokie ir dar kitam puslapį, dar vienas papuošalų rinkinys, arba ne rinkinys, bet papuošalai, tai yra kolekcija Pija, 177 puslapis. Tai yra tokia irgi išskirtinė kolekcija, nes būna tokios kasdieniškos, kur, na, tokie
įprasti pakabukai, įprastos grandinėlės, tokie nieko neišsiskiriantis, o va čia yra tokie, ieškančiams kažko išskirtinio papuošalai. Tai va, grandinė, matot, yra iš tokių stambių, net nežinau, cilindriukų, kaip čia pavadinti, žodžiu, tokių akpučių. Ir apačioj širdelės formos, va štai toks pakabukas. Irgi atrodo gražiai ir išskirtinai, vat, tiktų tikrai prie šitos palaidinės, dydį nuderinus ilgį. Ir taip, tai kaklo papuošalo kaina yra 10,99. Apyrankė tokio pat tipo, tas pats pakabukas, tik tai mažesnė ta širdelė negu ant kaklo papuošalo. Apyrankė 7,99. Ir auskariukai 8,99. Labai faini papuošalai. Ir ką aš čia dar turiu? Turiu auskarų rinkinį. Štai, auskarų rinkinys, grįžtų puslapio atgal, nes praleidau jį, 173 puslapis, va štai čia. Tai yra 20 porų auskarų ir va šitie jau, aš sakyčiau, tokie yra kasdieniški, jau nelabai išsiskiriantis tokie, va, prie ausyčių, paprasti tokie žiedeliai, pusžiedžiai įvairūs ir toliau matom žvaigždelės, širdelės, tokie kasdieniniai, per daug neišsiskiriantys auskariukai, perliukai. Ir 20 porų tokių kainuoja 11,99, tai yra labai mažai, kur praktiškai viena pora išeina ten po vos ne 50-60 centų ir grinai tokių kasdieniškų papuošalių. Taip, ką dar aš čia turiu parodyti, galvoju. Pelerina Hope, arba kitaip man tai tiesiog šalis platus, taip, rodau. Ji yra pagaminta iš poliesterio tikriausiai, manau. Taip, poliesteris, dydis 1,80 x 50, o atrodo jinai štai taip. Plati tokia smėlio spalvos ir vėlgi aš ant savęs dabar užsidėsiu ir pabandysiu parodyti. Štai taip, užsidedam ant pečių, va, ir turi jinai kišenes. Va čia apačioj ir galima susidėti rankas į tas kišenes. Pakankamai šildo, kišenės didžiulės, labai didelė netgi, sakyčiau, kišenė. Šildanti tokia, užsidėti taip, bet galima užsidėti ir kaip šaliką, jeigu einate į lauką, jūs galite tiesiog apvynioti štai šitaip ir nešioti kaip šaliką, tokį platų, storą, šiltą šaliką. Ir galvoju, ar nebuvo sagutės čia užsegimui, gal ir nebuvo. Buvo, štai. Taip pat galima užsisekti, užsidėjus taip ant savęs, galima priekyje susisegti su sagute. Ir kutai apačioj, ilgi kutai, šiltas daiktas, toksai žiemiškas, 23,99 ir va štai taip atrodo ant modelio, geriau matysis visų ūgių. Dabar iš vyriškų naujienų aš praeitą kartą jums nieko nerodžiau, bet šį kartą vis tik tai užsakiau parodyti kepurę ir pirštinės. Štai kepurės ir pirštinių rinkinys atrodo taip, su tokiu kaspinu čia užrišta. Tas kaspinas lengvai nusiema. Ir kepurė paprastas stulpeliu mezgimo, tokia pakankamai tampri. Ir pirštinės. Pirštinės pirštuotos. Puikiai tinkamas ne pernelyg šaltam orui, tokiam vidutiniškai vėsiam. Chaki spalvos, dydis universalus, pakankamai tokios nemažas. Ir taip, kaina šio rinkinio, pasakysiu, 19,99. Kepurės dydis 22 ant 22 plus 5 cm atlankas, 52% akrilas, 26% poliesteris, 20% poliamidas ir 2% elastanas. Pirštinių sudėtis pakankamai panaši, truputėlį skiriasi, bet panaši.
Dydis pirštinių 12 ant 23 cm. Taip, tai toks vyriškas rinkinys, taip pat yra ir šalikas, kuris dėrėtų čia, toks žalias languotas, na, žodžiu, tikrai yra gražių ir tų vyriškų gaminių, yra 2 laikrodžiai, vienas su odinė apyrankė, kitas su metalinė apyrankė, tikrai yra iš ko rinktis ieškančiams dovanų vyriškai. Taip, puslapyje 187 dar viena naujiena, tai yra moteriškas rinkinys kepurės ir pirštinių, kuris vadinasi Gila. Kepurė yra iš 100% akrilo 24 ant 21 cm ir atrodo jinai štai šitaip labai graži, man ryški rožinė tokia saldaininė rožinė spalva. Yra net 2 kartus užvyniotas atvartas, matot? Toks storas ties ausimis. Užsidėsiu, parodysiu, kaip atrodo. Štai kepurė atrodo šitaip, man labai patinka ta spalva, vien dėl spalvos man jinai patinka, nes šiaip taip kepurė paprasta, nieko labai ypatingo nėra, stulpelinis toks mezgimas, na, o pirštinės pagamintos iš 83% akrilo, 16 poliesterio 1% elastano ir 19 ant 11 cm, ta pati spalva, paprastos kasdieniškos tokios medžiaginės pirštinės. Štai, kalbant apie jų dydį, užsidėjau aš, mano pirštai yra pakankamai ploni ir riešas pakankamai plonas, tai ir jinai man tinka idealiai, tai vis tik tai sakyčiau, kad pirštinės labiau tinka, na, negražu sakyti, plonesnių rankų, tokių mažesnių delnų savininkėms, mažesnių plaštakų, todėl kad jeigu nebus labai ilgesni pirštai, ar truputėlį stambesnė ranka, tai gali nemaloniai tempti. Tai toks pastebėjimas, bet rinkinukas irgi labai fainas, irgi kainuoja taip 20,99. Norėjau pasakyti, kad irgi jisai buvo surištas su kaspinu, tai kažkur jau jį padėjau, taip pat kaip ir vyriškas rinkinys. 15 puslapyje vonios putos, lūpų balzamai ir čia šalia rankų kremai, tai yra kolekcija, kuri buvo jau anksčiau, dabar jinai yra tiesiog išleista iš naujo kalėdinių laikotarpių, bet rankų kremus aš jums rodžiau praeitą kartą, lūpų balzamus kažkada irgi lyg tai rodžiau, bet vonios putų galbūt ir ne. Tai pernai metais iš vonios putų buvo vanilės ir figos aromato ir obuolių pyrago aromato. Abiejas aš turėjau ir abu sunaudojau, nes man labai nuostabus aromatai. Vanilė ir figa turintis tokios gaivos, vaisinės gaivos aromatas, bet saldus. Obuolių pyragas. Jaučiasi obuoliai ir cinamonas toks, nu tikrai primena obuolių pyragą, nors truputėlį gal saldesnis, bet aromatas, bet kurio nebuvo aromato pernai, tai yra prieskonių malts, nežinau kaip čia tart, spice, tai yra, na, tų karštam vynui prieskonių mišinio toksai aromatas. Taip. Wow, kvapai nuostabus. Net nežinau kaip apibūdinti, bet tai nėra vien prieskoninis aromatas, aš jame jaučiu ir vaisinių natų, kažkokį vaisių, koks ten vaisius būna, cukruotas kažkoks, kur deda į tuos prieskonių mišinius. Nu, bet žodžiu, nuostabus aromatai, šitas 3 vonios, kaip aš sakau, bombos, bet, iš esmės tai yra vonios putų burbulai, irgi labai tinka kažkam prie dovanos mesti, bet ir šiaip, iš karto nukelia į tą kalėdinę nuotaiką ir į tą žiemos pasaką, vien kvapas žmogų veikia labai labai stipriai, tai vonios putos pasirinktos kainuoja tik po 2,29, perkant kitą gaminį iš katalogo, tai jeigu kažką kitą perkat, tai būtinai įsimeskit ir vienas iš šitų putų, tikrai rekomenduoju dėl to nuostabaus kvapo. Atrodo viskas, manau, kad tai buvo visos naujienos, kurias šiandien turėjau jums parodyti. Na ir tuomet linkiu jaukaus kūčių vakaro ir kalėdų ryto, nežinau, priklausomai nuo to, kaip švenčiate, bet linkiu, kad šalia būtų patys mylimiausi žmonės,
su kuriais smagu ir gera leisti laiką. Na ir laimingų naujųjų metų, šių metų pabaigimo ir naujųjų metų pradžios ir susitiksime sausio mėnesį su sausio mėnesio naujienomis. Ate.